Labą dieną. Ir vėl mes su jumis susitikome, pakalbėsim apie verslą, apie kavą, apie biznio kavą. Kaip aš sakau, visas verslas, visas gyvenimas prasideda nuo tikslų. Jeigu žmogus neturi tikslo, tai jis nežino, į kurią pusę eiti, stovi vietoje, nieks nieko nesikeičia, nieko nedaro. Tai tikslas yra šiandien išgerti su jumis kavos, pabendraut, galit jūs įsipilt kavos, praanalizuoti tą, ką šiandien pasakysiu. Aš šiandien pasidalinsiu darbo sistema, kaip aš uždirbinėju pinigus, kaip organizuoju darbą ir ką reikėtų daryti. Ir tiesiog pasižiūrėkit, paimkit domen tuos visus dalykus, kas yra, nes praktikos pas mane tinkliniai priekyboje aš jau dirbu 37 metai, dirbęs Avyvos draudime instruktorium, mokinau žmonės, kai draudimą daryti, mokinau žmonės, kai Rainbow Serblius pardavinėti 37 metus tinkliniai priekybai. Londone 4,5 metų dirbau. Patirties, kaip uždirbti pinigų turiu, nes daug tinklinių priekybų grupių esu pamokinęs, kaip daryti verslą ir kaip turėti naudos iš to viso darbo. Tai dabar aš pasidalinsiu skaidrėmis su jumis. Tai skaidrės yra čia. Tos mano skaidrės prapuolė. Va. Tai čia yra skaidrės, kurios vadinasi šiandien verslo kava su Arūnu Ramanauskiu. Tai kaip aš organizuoju darbą, tai kviečiu žmonės labai paprastai į susitikimą išgerti kavos. Telefono skambutis reikalingas tam, kad pakvies žmogų, kad susitikt. Ar į Messengerį susijungti, pasikalbėti, ar į WhatsAppą, ar į Telegramą. Pirmas tikslas tai yra susitikti žmogum, o prie kavos reiškia apie kažką tai bendraujat, kažką kalbat, apie bėdas, apie vaikus, apie mokslus ir aišku paliečia temą apie pinigus. Ir mes kalbam apie pinigus ir turim galimybę žmogui padaryti, kad gyvenimas būtų geresnis, nes jis turi daugiau pinigų, pamokinti jį truputį, kaip sukaupti pinigus, kaip padaryti, kad jie nenuvertėtų ir kiekvieną dieną gautų pasyvės pajamas. Tai pirmiausia, kaip naudingai laikyti pinigus, tai yra banko kortelė, kriptovaliutinė banko kortelė, Bybit ar kitos kriptovaliutinės kortelės, kurios turi galimybę kriptovaliutą sumokėti parduotuvėse ir iš karto kriptovaliutą verčia į pinigus ir mes gaunam produktus, nes žmogui galvoja, kad į darbą einant gauna jis atlyginimą ir jis galvoja, kad čia jo pinigai, bet žmogus dar net nespėjęs gauti algą, jau iš jo pinigai yra atimti už paslaugas, už paskolas, už vaikų darželius, už mokslus, už treniruočių sales, už telefonus. Ir žmogus dar nespėjęs uždirbti pinigų, jau iš jo marketingas padarė, kad jis turi sumokėti pinigus, nes sutartis padarytos metai 2, 4, 40 metų į priekį. Ir kaip pelningai išleisti savo pinigus su tokiom kaip Bybit banko kortelėm, nes leidžiant su tą kortelę dar 1% cashbackas grįžta, jeigu toj sąskaitoj stovi pinigai, tai moka ten 10-15% metinių palūkanų, moka už tai, kad stovi pinigai. Ir žmogus bet kada, bet kurioj pasaulio šaly gali sumokėti su banko kortele, įsimėjimti bankomatę pinigus, jeigu reikalingi gryni pinigai, ir naudotis kriptovaliutą taip, kad jie būtų kaip doleriai, kaip eurai, kaip svarai arba kita valiuta. Ir jokio problemo, nes žmogus moka skaičiukais banko kortelę savo, kuri yra sąskaita eurais, ir jis tų pinigų nemato, mato skaičiukus, parduotuvė gavo skaičiukus ir jums davė prekę. Mums reikalingos prekės,
o ne pinigai. Tai išmokė šiais laikais skaičiukais atsiskaitinėti ir gauti pinigus. Tai vat, ką aš dirbu Magic Lime akademijoje, mokinu žmonės, kaip nepraras pinigus, mokinu žmonės, kaip uždirbti pinigus ir tame tarpe apie kriptovaliutas, nes tai yra pelningiausias. Magic Lime akademija, tai jau 6 metai buvo jubiliejus. Tai mokymo programa, kurioje galima naudingai pritaikyti savo žinias, pelningai išleisti savo pinigus, kuriant savo komandą. Šiuolaikinis švietimas be pribojimų. Dirbant komandoje žymiai daugiau jūs uždirbsit pinigų, o aš pamokysiu, kaip sukurti šitą komandą savo, kuri jums deda. Mokslai prasideda nuo finansinio raštingumo, tai pirmiausia, jūs turėtumėte žinoti, kad biržoje galima irgi įvairių variantų užsidirbti pinigų, pradedant nuo cashbacko, stakingas, robotai stovi, galima pirkti valiutą, parduoti tą valiutą ir laikyti pelningai tos pinigus ir be jokių problemų. Ten yra 7 pajamos, kur galima uždirbti vien tik tai turėdami banko kortelę. Viena iš tokių yra Hash7 bendruomenė, tai yra robotas, kuris dirba 24 valandas ir ten išmoksta žmogus pasižiūrėti, kada pirkti kriptovaliutą, kada jį auga, bet tiesiog spotė stovi pinigai ir jie pagal kainą nuvertėja, bet visą laiką, kiekvieną dieną atneša pelną, nes 1% pakilo, parduoda, 1% nukrito, nuperka ir taip dirba už jūs robotas prie Bybit sąskaitos, prie Binance sąskaitos, prie Binix ar kitos sąskaitos. Jeigu jūs pardavėjas pagal charakterio bruožą, o pardavėjas tai yra charakterio bruožas, o ne prekės reikia parduoti, reikia tai pasiektumėte rezultatą, jūs turite 100% atlikti darbą. Tai va tas atlikti darbo 100%, kad žmonės įsivaizduotų, tai yra pirmiausia, kas sudaro tą 100%, žinokit, kad ryštas veikti, noras parduoti ir svajonė, kad jūs turėsit pinigų, dirbsit darbą ir nieko nedarydami, tik tai norit pradėti veikti, tik sudaro 2%. Ir žmogus galėdamas lovui vis laik svajoja, aš turėsiu, aš būsiu turtingas. Tai gyvenime duoda jam 2%, bet to turtingumo kaip nėra. Jis turi svajonę, jis nori veikti, bet nežino, nuo ko pradėti. Pakankamos žinios apie produktą sudaro tik 5%. Žmonės puola mokytis, išmokti programas, išmokti visą mėnesį, pabaigti 3 metus universitete, mokytis, kad žinias kažkur tai kažką tai susirinkti, o tų žinių gyvenime nemoka pritaikyti. Žmogus nemoka žinias parduoti, ką jis gauna. Pakankamos žinios apie bet kokį produktą, tai sėkmė sudaro tik tai 5%. Humoras, pajuokavimai, pabendravimas, mokėjimas, nuotaikingai bendrauti su nuotaika, jokių ten problemų žmogus nekelia jum, nes nenori jum nuotaikos sugadinti, nes jūsų pozityvus yra požiūris į gyvenimą ir visą laiką juokais galima viską nuleisti gyvenime, o kas viduje pas jūs yra, nieks nieko nemato. O tas juokavimas, bendravimas su žmogum su gera nuotaika visą laiką atneša naudos ir tai 7% sudaro jūsų sėkmės. Išvaizda, apranga, įvaizdis. Irgi labai svarbu, 10%. Tai parduotuviai išmokina maksimui pasakyti labą dieną, ačiū, kad nusipirkot, viso gero. Ir gražiai aprengia juos. Va, ką išmokina parduotuvėse žmonės dirbti. Tai 10% išvaizda ir 5% žinios apie produktą. 15% ir žmogus pakanka, kad gautų algą, nes visus pinigus įmonės vadovai užsidirba arba direktoriai ir vadybininkai, kurie dirba, labai gerai žino apie produktą, jie gražiai apsirengia ir išvaizda yra svarbu, tai yra tik tai pirmas 7 sekundės, kaip žmogus jūs įvertinti, ar pradės su jumis bendrauti ar nepradės. Tai išvaizda svarbu sudaryti patį pirmą įvaizdį, nes jūs antro šanso pirmą įvaizdį sudaryti neturit. Už tai apsirengimas yra svarbus, tik tai dėl šito ir apranga daug ką lemia kaip įvaizdis jūsų. Pirkėjo pažinimas, empatija. Tai jeigu jūs išmokstat įlysti į pirkėjo charakterį, į jo poreikius, į jo naudą, pažinti pirkėją, ko jis nori, ko jis iš jūsų tikisi,
tada sėkmės yra 25 procentai, kad jūs tiesiog pateiksite savo produktą taip, kaip nori pirkėjas išgirsti ir tai vadinasi empatija, įlysti į žmogaus ir norą žmogui padėti į jo kailį, prisitaikyti prie jo gyvenimo, įsivaizduoti, kuo jūs galite jam padėti. Tai yra naudos pardavimas žmogui, ne savo, o žmogui. O jūsų gyvenimas, entuzijazmas gyvenime, kaip jūs žiūrite gyvenimą, kaip jūs mylit save, kaip mylit savo gyvenimą, sudaro 51 procentas. Ir įsivaizduojat, kad pažinimas žmogaus, bendravimas su žmogum, tai ir jūsų nuotaika gyvenimo sudaro jūsų sėkmės 76 procentai. Yra. Jeigu dar 5 procentai pridėsit produkto žinojimą, tai 81 procentas, kad jūs pasiektumėt 100 procentų rezultatą. Rezultatas yra, kad jūs pasiekėt tikslą, išlaikėt egzaminą, nuvažiavote į atitinkamą vietą su automobiliu, nes tam irgi mokslas reikalingas, kad nuvažiuoti į atitinkamą vietą, kad jūs išauklėjot vaiką, kad vaikas pabaigė mokslus, vidurinę. Tai va čia yra tikslai 100 procentų pasiekti. Ir kada yra uždarbio vizija, kaip uždirbti, ir plus komanda, yra karjeros galimybės, bet viskas vyksta laiptais. Yra iš eilės laiptai ir neužlipus ant vieno laipto, jūs niekada nepakilsit į antrą, neužlipę į antrą laiptą, niekada nebūsit trečiam, ketvirtam, ir penktam, ir šeštam. Ir visą tai, 11 laiptų, kad jūs turėtumėt pinigų, reikia praeiti gyvenime. Jeigu iš vienos pusės laiptais nepavyko, reikia eiti iš kitos pusės. Jeigu nepavyko laiptais lipti, eikit kopečiumi viršų, bet vis tiek jūs turit iki to laipto pakopos užlipti, nes kitaip nebūna jokio uždarbio, jokio galimybės turėti savo verslą ar kažkokias pajamas. Tai prasideda pirmas nulinis variantas, tai yra ryžtas. Ryžtas tai yra tie 2 procentai, kad žmogus ryžtasi daryti pokyčius, noras atsiranda ir sako, aš dirbsiu po pristatymo, aš noriu pinigų, aš noriu pradėti, viskas jokių problemų, pradedam dirbti, užsiregistravo žmogus, sumokėjo pinigus, ir pasibaigė tie visi darbai, nes nepasirašė 5 žmonių rekomendaciją, kam jis paskambis. Nes kiekvienai firmai reikalingi žmonės, klientai, ir norint pradėti nuo kažko mokytis, pirmiausia, reikia išmokti paskambinti žmogui, susitarti dėl susitikimo. Ir jeigu žmogus savo nepasirašo 5 telefonų, 5 vardų nepasirašo, savo pažįstamų, draugų, artimųjų, reiškia viskas, antro laiptelio nebėra ir jūs galit jį ir taip varyti darbą, ir taip su juo bendrauti, ir taip kalbėti, ir jokių problemų nebebus, nes jis tiesiog neturi klientų, kam paskambinti, kam parodyti, ir jūs neturėsit galimybę jo kaip pamokyti jam. Ir tada žmogus padaro investiciją. Investicija tai reikėtų pasidėti pinigus į Bybit kortelę, į savo sąskaitą, kad turėti rezervę ten pinigų. Kaip ir sakiau, kad Bybit arba Hash7 uždirba jums pasyvės pajamas, jūs galite laikydami sąskaitoj tiesiog turėti galimybę gauti įvairias pajamas ir neišleisti iš savo sąskaitos, o kada iš sąskaitos išleidžia, dar 1 procentą gaunat į savo sąskaitą iš parduotuvių pirkimų sumos, ką jūs išleidot. Yra. Tai čia tokia investicija. Ir tada prasideda mokymai, kaip elgtis su kortelė, kaip atsidaryti banko sąskaitą, kaip atsisiųsti kortelę, kaip padaryti kažkokią tai galimybę mokymo programą gauti, sužinoti, kas yra kriptovaliutos, sužinoti, kaip verslas darosi, 3 metus universitete mokytis, kad darbą įsidarbit gauti, žmogus pabaigęs universitetą net nemoka įsidarbit. O tada tik tai vyksta pirkimas to produkto ar, sakykime, galimybė pradėti verslą daryti. Kai jūs turite 3 partnerius, duodat pakalbėti savo sponsoriui arba man su tais žmonėm, nes tie 5 žmonės reikalinga, kad jūs jiems neparduotumėte, jūs tiesiog išmoktumėt, kaip tą pardavimą daryti. Ir jeigu iš tų 5 pagal statistiką 1 iš 3 perka, tai reiškia iš 5 2, kurie norės padaryti sutartį su mūsų kalba, su mūsų kalbėjimu, jūs
tiesiog jau prieš sutarties sudarimą su tai žmonėm patys praperkat ir tas prapirkimas, nu tiesiog jūs nuperkat už 271 eurą ar ten už 1000 eurų kažkokį produktą į bet kokios ten tinklinės prekybos, sakykime, kompaniją ateidami, tai pirmiausia reikėtų padaryti rekomendacijas, duoti sponsoriui pakalbėti vietoj jūsų ir tada tik tai produktą nusipirkti. Nes paprastai registracijos yra nemokamos į kompaniją ir žmogus turi galimybę. Į mūsų kompaniją irgi nemokamai Magic Lime Akademija registracija ir žmogus, kada sumoka pinigus, jis nuo 2 žmonių pakvietimų jis susigrąžina savo pinigus. Ir įsivaizduokit, kad aš pakalbėjau su jūsų 5 pažįstamais, nu iš 5 2 nori pasirašyti sutartį, o jūs pirmas pramokat ir jum jokie pinigai nieko nekainuoja, nes nuo 2 žmonių jums grįžta. Nu gerai, nu ne 5 tegu būna, tegu 6 dar atsiranda, nes statistika 1 iš 3 yra. Nu, ir jūs be jokių pinigų pradedat savo verslą, nes savo pinigus įdėję, nu, po 1 valandos jau susigražinat savo. Reikia pakviesti 5 žmonės, tai yra svarbu. Tai yra svarbu jūsų komanda. Yra ir po 2 savaičių, kada jūs va, taip elgsitės, taip darysit, jūs tiesiog turėsit galimybę uždirbti 5000 eurų. Nu, žiūrint į kokią kompaniją nuėjo ir kokios išmokos yra, nes yra tokios kompanijos, kada per savaitę, per 2 savaitės duoda galimybę 5000 eurų užsidirbti. Aš Citrovalet kompanijoje dabar botė dirbu, tai per 1 mėnesį uždirbau 7500 USDT ir o per pirmas 2 savaitės aš uždirbau 5000. Nu. Tai yra realu, tai yra iš tikrųjų. Pakviesti 6 žmonės, sekantis etapas, kad jūs tiesiog turėtumėt galimybę per mėnesį užsidirbti 10 000 USDT arba eurų. Kodėl 6 žmonės, o ne 5 žmonės? Nu, 6 žmogus paprastai jis būna jūsų artimas žmogus, sūnus, dukra, vyras, mama ar dar kas nors tokio. O 5 žmonės turi eiti į verslą ir tam vienam žmogui padėti, nes už jį vis tiek reikės dirbti, neprisikviesti daug giminaičių, kad už visus jūs dirbsit, jiem kažką tai darysit, jie net ačiū jums nepasakys, bet vieną žmogų pastatyti, kuris artimas yra, kuriam norit padėti, nu, nes jūs tą darbą darysit, jūs mokinsitės 5 žmonės pakviesti, aš jums padėsiu, mūsų sponsoriai jums padės, tiesiog pakviestos 5 žmonės. Tai per tą laikotarpį jūs išmoksit ir iš tikrųjų mokymus visus praeisit, nes tinkliniai prekyboje yra svarbu, tai telefono skambutis, rekomendacijos ir visą laiką jūs turėsit darbą, jeigu mokėsit paimti rekomendacijas iš tų žmonių, kuriem padarėt pristatymą. Yra. Marketingas veikia taip, kad po savaitės jūs gaunat pasyvės pajamas po 1500 eurų kiekvieną savaitę. Ir marketingas Citronus biržai arba C-Wallet botė, tai duoda galimybę su 6 žmonėm užsidirbti 1500 ir jūs turit galimybę ne tik vienoje kompanijoje ir kitoje kompanijoje, trečioje, žiūrint, koks marketingas, kiek duoda už žmonių pakvietimą. Yra kompanijų, kurie duoda, jūs atiduodat pinigus ir duoda procentus, tik tai po mėnesio, po 10 dienų duoda procentus, tai ir mažai nuo pakvietimo. Reikėtų ieškoti tokių kompanijų, kur daug už referalinės duoda, kur daug už žmonių pakvietimą duoda ir iškart 1 mėnesį daryti rezultatą, nes viskas priklauso, ar žmonės jumis tikės ar netikės, kiek jūs uždirbsit per 1 mėnesį. Ir ateityje, jeigu jūs jau išmoko 6 žmonės pakviesti, tai reiškia pakviesit ir 200 žmonių, o su 200 žmonių komanda galima bet kokį verslą daryti, bet kokią kompaniją įeiti ir pasyvios pajamos pas jūs kiekvieną mėnesį būna 10 000, nes jau tai yra didžiulė grupė žmonių. Ir pas mus yra Magic Lime Akademija auto bonusas, kad per mėnesį laiko 3,64 bitkoino su 200 žmonių galima praeiti šitą marketingą, matricą ir be jokių problemų. O kada žmogus gauna auto bonusą 3,64, tada jis gali eiti namo bonusą gauti, investorius, direktoriaus, ten jau kitose kompanijose vadinasi direktoriai ir tose programuose yra įnašas 2000, auto programa 1800 eurų,
bet mėnesio laikotarpį su tais pačiais 200 žmonių galima naują namo programą praeiti ir 10 bitkoinų gauti atlyginimą. Mano sponsoriai, kurie dirba 6 metus Magic Lime Akademijoje, tai vyras užsidirbęs 56 bitkoinus, žmona jau užsidirbus 52 bitkoinus yra. Ir tai realu, tai jie dirba, bet jie dirba, nu, kaip šeima, išvažiuoja iš namų 45 dienas ir negrįžta namo, važiuoja per visą SNG, važiuoja per Europą, Dubajus ir daro ten pristatymus, jiem tik tai žmonės organizuoja susitikimus ir jie padeda žmonėms sudaryti sutartis. O kada jau jūs turit pinigų, jau turit kažkokias santaupas, tada, nu, paprastai į rizikingus projektus reikėtų eiti, bet nedaugiau kaip su 10% savo santaupų ir ten rizikingi, kad yra 30% palūkanų per mėnesį gauna ten ir 40% per mėnesį gauna nerizikingi, tai yra iki 10%, tai yra bankuose, galima baibytę laikyti korteliuose, nieko nedaryti, steikinguose laikyti tuos pinigus, jie tiesiog metam yra išaldomi, po metų pasiemat savo procentus, jokių žmonių nekviečiat, nieko nedarot, o iš 10% rizikuojat, einat, uždirbat tuos pinigus ir, nu, praradus tuos pinigus netaip skauda būna, bet jeigu pirmą mėnesį organizuojat va taip darbą, kaip čia laipteliais yra padaryta, iš karto ateinat pirmą mėnesį su 5 žmonėm, jūs niekada neprarasit pinigų. Tai pirmiausia, žmogui reikalingas tikslas, bet tikslo nebūna jokio gyvenimo. Rytą atsikėlė, turi tikslą eiti į darbą, vesti vaikus į darželį, į mokyklą, išleisti, paskui kažką tai padaryti pietų. Ir visą laiką vyksta tikslas. Pokalbiai irgi be tikslo nevyksta. Jeigu žmogus kažką tai kalba, tai reiškia, jis mintyse turi tikslą, kodėl jis kalba, ko jis nori, kur kviečia, ką daro, ko klausia. Ir va tuos va tikslus reikia pradėtas naudas išgirsti pas klientą ir tiesiog darant pristatymą išmok parduoti naudas, ko jis savo nori. Po to planas, kaip greit pasiekti, parodomas, kokie veiksmai yra daromi ir žmogus eina link rezultatų. Žingsnis po žingsnio, laiptelis po laiptelio ir kaip prieš tai rodžiau karjeros tie laiptai, jie tiesiog daromi. Ir atsiranda visą laiką buteliuko kakliuko sindromas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dirbat ir yra problema, kodėl nesiseka. Ir jeigu jūs analizuojat savo darbą, tų problemų nėra daug. Viena arba dvi. Žmonės nepriima, reikia išmokti pasiskambinti telefonu, neturiu žinių, reikia pasiklausti ir duoti sponsoriui pakalbėti. Automobilius sugedo, reikės sutvarkyti automobilį, nes jūs nenuvažiuosit pas klientą, kompiuteris neveikia, tai programos neįsijungsit. Tai yra butelio kakliuko sindromas. Panaikinat šitą kakliuką, tai vad gyvenimas susidaro iš problemų, iš tų kakliukų ir gyvenime visą laiką yra butelio kakliuko sindromas. Vieną problemą įsprendėt, atsirado kita problema, vieną įsprendėt, atsirado kita problema. Ir va taip reikia išmokti gyventi be streso, be nieko, nes problema vis po problemų, jums tik jas reikės spręsti ir išmokti jas daryti. Mane žydai mokino, sakė, yra 3 rūšių problemos. Kiek kainuoja įspręsti problemą, kurios iš vis nereikia spręsti problemos ir skubiai reikia spręsti problemą, nes ten kažkam ranka sulūžo, liga kažkokia atsirado, o kitokių problemų nėra gyvenime. Žmonės daugiau problemų savo prisikuria, negu iš tikrųjų yra. Ir kada sindromą jūs panaikinat, vanduo bėga žymiai greičiau pro platesnę angą negu pro siauresnę angą ir vėl bėga ir vėl pinigų srautas pas jūs nemažėja namuose, nes jūs tiesiog sprendžiat tas problemas ir kakliuko sindromas atsiradus, jūs irgi išmokstat spręsti juos. Iš tos mano lentelės, tai va pirmas žingsnis nulinis ryžtas. Tai pirmas žingsnis, nuo ko prasideda jūsų gyvenimo pokyčiai. Pirmiausia, noras atsiranda, tikslas atsiranda. Tai sudaro tik 2% nuo atlikto darbo, kad pasiektumėt 100% rezultatą. O rezultatas turėtų būti gauti 5000 eurų atlyginimo už darbą kiekvieną mėnesį. Branda, tai jau yra normalu, jau žmogus gali gyventi šeimoje, turėti pakankamai pajamų, važiuoti, keliauti, pirkti mašiną įsimokėtinai, būtą įsimokėtinai pirkti. Vat Lietuvoje reikalinga maždaug 5000 eurų atlyginimas ir į tą tikslą reikėtų orientuotis. Jeigu per didelė kartelė, oi aš noriu milijoną, aš noriu 500 000, nu nėra taip galimybė iš karto užšokti tokią kortelę.
nes norint milijoną reikia atitinkamą darbą padaryti, atitinkamose vietose būti, atitinkamą sumą investuoti ir daugiau visokių ten reikalų yra, nes dideli pinigai visai kitaip uždirbami. Antras laiptelis tai yra rekomendacijos, vienas iš svarbiausių veiksmų darbe. Kai aš sakiau, rekomendacijos ir telefono pokalbis tai yra patys svarbiausi dalykai tinkliniai rinkodarai. Be šito nebūna jokios rinkodaros, jokio verslo nebūna. Jeigu žmogus nemoka paskambinti, sugadina rekomendacijas, jeigu nepaima rekomendacijų, apeina artimųjų ratą, nebeturi kam skambinti. Visiems partneriams reikia duoti darbo sistemą, va tokią, kokią aš jums dabar duodu ir kokios yra galimybės užsidirbti pinigus, tiesiog jis žingsnis po žingsnio turi daryti link to tikslo, link tų 5000, o bus 5000, bus ir 10, bus ir 100 000. Tai partneriams antras svarbiausias veiksmas darbe reikia išmokti organizuoti susitikimus. Čia yra organizuoti susitikimus, tiesiog išmokti skambinti telefonu ir telefono skambutis reikalingas tam, kad pakviesti susitikimą. Niekada nieko nepardavinėkit telefonu, nes jūs, jeigu ilgai kalbėsite telefonu, tai žmogus galvoja, jūsų klauso ir sugalvoja atsakymą, nu gerai, man reikia pagalvoti. Ir jūs jau antrą kartą pas jį patekti turit galimybę tik už pusės metų. Trečias laiptelis tai investicija, geriausia investicija į save, į savo banko kortelę, padėti pinigus, kad jie nenuvertėtų, laikyti juos atitinkamose sąskaitose už procentus ir iš tos sąskaitos turit galimybę kažkur tai įeiti kažkokią programą, sumokėti, pasižiūrėti ir kad reikia kuo greičiau jūsų tie pinigai, kuriuos jūs įdėjot, grįžtų. Nes verslas taip pastatytas gyvenime, kad kiek suinvestuoja, visi verslininkai nori, kad kuo greičiau grįžtų. Jeigu jums jūsų pinigai grįžo per mėnesį laiko, ką jūs sumokėjote, tai jūs laimingi žmonės, jums nereikia kaip pas verslininką laukti ten 10 metų, 5 metų, nes jie investuoja verslininkai didelės sumas į gamyklas, į parduotuvės, į prekes ir jie džiaugiasi, kad 5 metų laikotarpį grįžo pinigai, atsipirko jūsų verslas, sako, jau jis nenustolingas, jau gerai. O aš mokinu, kad per pirmą mėnesį įdėti pinigai jums turėtų grįžti. Pirmas darbo mėnuo svarbiausias, grįžo jūsų pinigai, parodėt atlyginimą, kad uždirbat, tada pradeda žmonės tikėti, kad iš tikrųjų galima užsidirbti su jumis kartu dirbant, kad jūs esat kaip ir vadovas, vedlys ir jie tiesiog vadybininkai klausosi jūsų nurodymų, kaip ką daryti, nes pagal planą, pagal sistemą jūs susidirbate, kodėl jiegi neprastesni negu jūs, jie irgi tą patį gali padaryti, nes čia nedidelės sumos pinigų, į save investuoti ant 270 ar 300 eurų. Nes visų žmonių svarbiausias klausimas yra, jeigu jūs kviečiate savo komandą, kiek jūs uždirbat, kiek per mėnesį uždirbat. Tai jeigu žmogus dirba 2-3 valandas per mėnesį, jis tikisi uždirbti 5000, taip nebus, bet jeigu jūs pirmą mėnesį dirbsit ir iš tikrųjų skirsit tam laiko, užsidirbsit kuo didesnę sumą pirmą mėnesį, tai reiškia tokio klausimo, kiek jūs užsidirbat ir visą laiką galit pasakyti, aš uždirbau 7000, aš uždirbau 3000. O tu kiek darbę gauni? Tiek. Kiek dirbai darbę? Po 8 valandas dirbau, aš po 2 valandas dirbau į dieną. Yra skirtumas už valandą. Tai ketvirtas laiptelis, Magic Lime Akademija, tai yra mokslai, iš naujo pažvelgti savo mokslus, į švietimą atsirado dirbtinis intelektas, kuris padeda pristatymus daryti ir jie Magic Lime Akademija įdėgė jau į savo sistemą. Tiesiog 10 intelektų sujungia į krūvą, kad jums padėtų už jūs visus pristatymus, zoomuose dalyvauti, ataskaitas, sąrašus, koreguoti, perspėjimo skambučius daryti, daug įvairių paslaugų. 90% darbo dirbtinis intelektas už jūs atlieka, net ir video medžiagą, kurią jūs norit paruošti, pristatymą galima ten treniruočių salėje tiesiog padaryti įrašą ir dirbtinis intelektas pasakys, kurioje vietoje darot klaidas, kaip reikia apsirengti, ką reikia daryti, kaip atrodyti, viskas, kad būtų poveikis žmogui, kad jūs gerai atrodytumėt, gerai pristatymą ir dabar atėjo tokie laikai, kad jūs tiesiog nieko nemokėdami, jums didžiulė pagalba iš šalies yra dirbtinio intelekto, tai kaina į mėnesį 29 USDT yra ir jūs turit galimybę tokį pagalbininką turėti. Taip išmokti daryti pristatymus idealiai, nors jūsų ten visai nėra, jūs išvažiavote į kelionę, už jūs video įrašas daro, jūsų vaizdelis kalba ir
jum registracijas, prieštaravimus atsako klientams ir tiesiog per TikToką, per Telegramą, per WhatsAppą jūs renkat žmonės į savo komandą, jie registruojasi, daro pramokėjimus ir tiesiog taip vyksta šiais laikais darbas. Užsienio kalbos, rinkodaros žinios, asmenis, finansinis raštingumas mokomas kompanijai, verslas internetu, ypatingas specialūs mokslai, kaip sakiau, apie dirbtinį intelektą, skaitmeninis raštingumas, kriptovaliutos ir apsisaugot kaip pinigus, saugumas pinigų ir visi tie dalykai tai yra mokslai, kad jūs dirbdami, nes Magic Lime akademijos šūkis, kol jūs mokotės, jūs uždirbat pinigus. Mokindamisi uždirbat pinigus. Penktas laiptelis tai yra pardavimas, tai reiškia sutarties sudarimas, taip norint, kad pardavimas įvyktų, reikia pirkėjo poreikio patenkinimą padaryti, analizę. Be poreikio analizės pardavimo tikimybė labai nedidelė ir vat iš bendravimo jūs turite sužinoti, ko klientui reikia, kokios naudos reikalingos ir tada jam pasiūlyti va tokį variantą. Jeigu jam reikalinga vaikam studijam pinigų, tai va kada bus tie pinigai, ką reikia padaryti, kaip reikia padaryti. Jeigu jam reikia namą susiremontuoti arba paskolą anksčiau laiko sumokėti, ką jis turi padaryti. Va tos naudos, tie tikslai atsiranda pa žmogų tada, kada jis mato savo naudą. Jis nenori jums duoti užsidirbti pinigų, jis nori savo naudos yra. Ir šiandien žmogus neinvestuoja pinigus į visas prekes arba paslaugas, jis perka tik tas, kas jam naudinga, ar į kitą jis nori gauti konkrečią naudą, išspręsti savo problemą, savo butelio kankliuko sindromus naikinti. Šeštas laiptelis, svarbu išmokti pakviesti 6 partnerius, kad jie padėtų mokintis apsaugoti savo ir pakviestų žmonių pinigus. Tai verslo pradžia turėti savo komandą. Ir matot, kaip veikia matrica, tai yra viršuje vienas žmogus, 2 už jo ir jums pinigai grįžta, kada vieną žmogų užregistravote ir tas žmogus dar vieną žmogų užregistravo ir jūsų pinigai grįžta jums asmeniškai. Tai reiškia, jūsų verslą, kiek jūs įdėjot, po 2 žmonių registracijos, jūsų pinigai grįžta jums atgal į jūsų sąskaitą, kurią jūs galite įsivesti. Yra. 7 laiptelis tai yra, kad kiekvieną atidaroma jiems sąskaita, kad jie gautų pasyvės pajamas, gausite kiekvieną savaitę po 1500 į savo banko sąskaitą, jeigu jūs turėsite tuos 6 partnerius ir kita programa Citro Wallet yra, kada kiekvieną savaitę gaunama 1000 USDT vien dėl to, kad atsistojo pas jūs 6 žmonės į jūsų komandą. 2, matrica iš 2 ten yra, ne iš, kaip prieš tai matėt, ne iš 7, o yra iš 3. Ir vat 1, 2 ir jūs einate į kitą lygį ir turit galimybę labai greitai užsidirbti pinigų ir reklamuodami Citronus biržą, pirkdami Citro kriptovaliutą, jūs turit galimybę į mėnesį be jokių problemų užsidirbti keletą tūkstančių USDT. Šiandien žmogus neinvestuoja pinigų į visas prekes, jam įdomu pinigai, kad darytų tuos pinigus, kad būtų tokios paslaugos, jos naudingos, vėl atneštų pinigų kažkokią sumą, būtų nenustolingi išleidžiami pinigai, nori gauti visą laiką nuolaidas, kažkokią konkrečią naudą, išspręsti savo problemas ir ne visą laiką pačius pigiausias prekes žmonės perka, nes jie tiesiog atitinkami klientai yra ir atitinkamos prekės sprendžia kažkokias tai problemas. Tai va, pelningiausias investavimas tai į save, į mokslus, į žinias, į elgesį, į išvaizdą ir tas mokėjimas parduoti lygiai taip pat į save investiciją, išmokti kaip parduoti, tai įgyjamas įgūdis, kaip kad jūs išmokstat su dviračiu važiuoti, su automobiliu važiuoti, juk irgi prisimenat, kai pirmą kartą važiavot automobiliu, kiek streso, kiek šoko buvo, kaip čia posūkį, kiek čia kartų tą posūkį reikės įjungti ir viską, ar čia stabdyti ar nestabdyti. O dabar sėdat, važiuojat, žinot tikslą ir net neatsimenat, kaip jūs atvažiavote iki to tikslo. O taip ateina patirtis pa žmogų ir jis be jokio streso eina per gyvenimą už tai, kad tiesiog su metais ta patirtis pasididėja. 200 partnerių tai yra tikslas, svajonių komanda, su kuria galima gyvenimą daug ką pakeisti, daug kompanijų praeiti, daug pinigų užsidirbti. Jeigu 200 partnerių yra, kurie jumis tika į bet kokią kompaniją, jūs galite su tai žmonėm ateiti, galima sakyti, tai yra
svajonių komanda, kuri tiki, kurie turi savo žmonės, jie eina kartu ir per mėnesį iš karto vienu kartu užsiregistravę, pagal mano patirtį, kad ir 10 žmonių yra jūsų komandai, iš karto uždirbami dideli pinigai. Tai turėkite tikslus gyvenime. Vienas tikslas 200 partnerių turėti, o gyvenimo tikslas ne tame, kad turėti pinigų, nes pinigai tik įrankis yra, bet kada jūs įsikėlėt gyvenimą, nu, į kelionę kažkokią nuvažiuot, geresnį, naujesnį automobilį įsigyti, tai ar jums pinigų reikia, ar jūs tiesiog turit galimybę dirbdami gauti keliones, automobilį gauti iš darbo. Tai čia va tokie tikslai, kurie siekimi be pinigų ir tiesiog Magic Lime Akademija parodo tuos kelius, kaip tą viską daryti. O Citro Wallet tai yra vienas iš įrankių, kaip nuo mažų pinigų ir greitai tą padaryti. Mes jūs mokome valdyti gyvenimą, nes kitaip gyvenimas pradės valdyti jūs. Jūs plauksit pasroviui į gyvenimą, turėsit darbus keisti, nes infliacija, pinigų trūkumas, kainos, vaikai auga, pinigų trūkumas, jūs vėl keičia darbą, nes to atlyginimo nepakanka, strese gyvena žmogus. Tai va taip gyvenimas pradeda valdyti žmogų, o ne tame, kad jūs gyvenime valdytumėt, jūs turėtumėt galimybę taip gyvenime gyventi, kaip jūs norit ir padėti savo žmonėm, artimiesiems gyventi, turėti pinigų. Tai va tokia yra visų mūsų svajonė padėti žmonėm, kad jie tiesiog geriau gyventų, gerai jaustus ir jeigu aplinkiniai jūsų žmonės gerai jaučiasi, reiškia ir jums bus geriau gyventi. 9 laiptelis, tai su 200 partnerių, kai sakiau, galima eiti į auto standart programą Magic Lime Akademija. Per vieną mėnesį jūs praeinat 5 lygius, gauna 3,64 bitkoino į savo banko sąskaitą, pakeliui dar gaunat 0,6 bitkoino, o kainos žinot dabar kokios yra. Ir 5 lygiai yra, praeiti ir gauna 22 klonus. Tie klonai tai yra uždaro partneriams, jūsų klonai duoda galimybę jūsų partneriams, kurie blogiau dirba, pereiti į kitą. Vienas bitlaimas yra 0,04 bitkoino ir va 100 bitlaimo 0,01 bitkoino ir va tie bitlaimai uždirbti iš karto įsiveda į bet kokią jūsų, sakykime, piniginę, Bybitą, į TRC20 ar bitkoino adresą įsiveda momentaliai, nu, išskyrus šeštadienį, sekmadienį. Ten. Va. O namo programa, vėl su tais 200 partnerių galima praeiti autostandartą ir gauti iš programos praėjimą į namo programą 2,7 už referalinius bitkoino gauti ir pabaigus 6 lygius gauti 10 bitkoinų į savo banko sąskaitą. O čia jau yra 66 klonai ateina, matot, ir 10 bitkoinų eina už 5 lygius, o kaina bitlaimo lygiai tokia pat yra. Tai 11 laiptelis, kada jūs jau turit santaupas, turit pinigų, atliekamų pinigų, galvojat, kur čia dar galima investuoti, nes pas turtingus žmonės pinigai uždirba pinigus ir jie turi galimybę žymiai daugiau uždirbti pinigų, nes jie turintys pinigų ir moka investuoti, ir daugiau investuoja, ir jiem grąža greitai grįžta. Ir jeigu žmogus investuoja didesnę sumą, nuo 2 žmonių pakvietimo jam didesnė suma ir grįžta. Žmogus investuoja 17 USDT, jam nuo 2 žmonių pakvietimo grįžta 17. Žmogus investuoja 10 tūkstančių, nuo 2 žmonių pakvietimo lygiai taip pat grįžta 10 tūkstančių. Jokių problemų, tik tai žymiai greičiau visos programos vykdomos ir žymiai greičiau nuo tų didelių pinigų uždirbami dar didesni pinigai. Tai rizikingos yra palūkanos mėnesius 30-60% yra rizikingos programos, galima ten 10-15% savo santaupų ten atidėti ir eiti į rizikingus projektus, bandyti greitus, bet jūs, kai turit savo komandą, jokių problemų, per pirmą mėnesį jūs susigrąžinat tuos savo pinigus, o nerizikingos palūkanos tai 10-20% palūkanų per mėnesį ir tiesiog tie pinigai 20% per mėnesį, jums gerą kapitalą, kas pusę metų 100% užauga pinigai, jūsų, kurie stovi, jie nejudinami ir tiesiog jūs biškutį geriau gyvenat. Ir va viso vėl pabaigoj matot laiptelio pakopos ir dabar pagalvokit apie save.
Ar jūs užlipot ant antro laiptelio? Dėl savęs pasirašėt 5 rekomendacijas? Ar pas jūs yra sąrašas 5 žmonių, 5 telefonai? Ar jūs paprašėt sponsorio, kad pakalbėtų su tai žmonėm, nes jūs nenorit atsakomybės už savęs? Ar jūs paprašėt pagalbos kompanijai, kad padėtų jums su jūsų žmonėm pakalbėti, kad jūs pamokytų? Ir pirmą mėnesį jums skiriamas tas laikas, kad per pirmą mėnesį jūs išmoktumėt viską daryti, užsidirbti daug pinigų, nes jeigu jūs užsidirbsit pinigų, liksit mūsų kompanijoje, už tai mes pasiryžę jums padėti, suteikti visą pagalbą, visas žinias ir dar sukūrė dirbtinį intelektą, tai dėl jūsų. Birža sukūrė kompaniją, tai dėl jūsų, kad mažesnę sumą pinigų galėtumėt pradėti dirbti, ateiti. Tiesiog jūs pagalvokit, ar jūs užlipot ant pirmo laiptelio. Jeigu jūs nepasirašėt, kam skambisit, ką darysit, ką kviesit, o tik tai svajojat, tam paskambit, jis pinigų neturi, anas jau turi labai pinigų, jis manęs neklausys, nieko. 5 rekomendacijos tai yra tokios rekomendacijos, kur mes jūs mokiname. Nereikia, kad ten būtų pardavimų iš tų 5, bet kai svetimas žmogus kalba artimiem žmonėm, juo daugiau tiki negu jumis. Ir aš turiu praktikos ir iš savo giminės, sako, o tai mes žinom, kad tu dirbi, kada mums reikės, mes tau paskambisim. Ai, tu daug visokių kompanijų praėjęs, aš jau nebenoriu su tavim eiti, aš tavim netikiu, nes tu vis keiti tuos darbus ir ten visą laiką tu uždirbi tų pinigų, nes daug žmonių turi, pas tave didelis ratas žmonių, mes nieko neturim ir taip toliau. Tie 5 žmonės tai yra pati pradžia, kad jūs sužinotumėt, kokie prieštaravimai yra žmonių, ką jūs turit galimybę atsakyti, pasiruošti namų darbus į tuos klausimus, sakyti, o tada galima jau pradėti eiti pas svetimus žmonės, nes tie prieštaravimai kartojasi. Ir tada tik yra investicija į save, išmokti atsidaryti sąskaitas, kad jūs turėtumėt kur išsivesti pirmiausia pinigus uždirbtus. Nes jeigu jūs negalite iš kompanijos išvesti pinigų, kuriuos uždirbat, tai kam tie pinigai aplamai reikalingi? Tai va tiek noriu jums palinkėti, pasakyti, kad visa sistema veikia, pas mane veikia daug metų ir aš iš tikrųjų uždirbu ir niekada neprarandu pinigų, nes aš pirmą mėnesį stengiuosi atidirbti gerai ir jeigu aš uždirbu daug pinigų, aš lieku toj kompanijoje, jeigu neuždirbu aš pinigų, ten galimybių nėra su savo žmonėm uždirbti pinigų, tiesiog, netokia kompanija yra, arba ten išmokos, arba algos ilgai mokamos. Tai yra problemos daugiau dėl kompanijų, dėl jų organizacijos, negu dėl mūsų darbo. Ir jeigu jum atlyginimą nemoka 2-3 mėnesius, reikia laukti, kol tie pinigai jum ateis, o gyventi reikia kiekvieną mėnesį. Ir naudojant tą sistemą ir pasižiūrėkite tuos laiptelius, kad iš tikrųjų gyvenimas tai visą laiką taip susidaro. Iš pradžių jūs jauni būnat, paskui pagyvenę, paskui įsigijat kažką tai turto, paskui tą turtą reikia išlaikyti. O paskui, kada išeinat į pensiją, nebėra pinigų to turto, ką išlaikyti, reikia išpardavinėti. Ir vaikam nieko nebelieka iš jūsų turto, iš nieko, nes tiesiog už viską reikės mokėti. Ir jūsų atlyginimas, kuris dabar yra, jūs džiaugiatės, sumažės 3 kartus, kada išeisite į invalidumą ar pensiją. Aš patyręs tą, aš žinau. Ir mano atlyginimas buvo didelis, turiu invalidumą, išėjau, moka 520 eurų ir gyven kaip nori. Ir valstybė tiek ir rūpinasi, kad tiesiog jūs turėtumėte tik tai valgyti, nusipirkti, o jau benzinui pinigų nebeužtenka. Tai noriu visiems palinkėti, prisijungti prie kompanijos, prie mūsų darbų, turėti savo tikslus, siekti tikslus, o mes padėsim su mokslais, su pagalba, po bendravimu su žmonėm. Ir va tuo pasibaigia mūsų kavos pokalbis. Viskas prasideda nuo kavos, pakvieskite žmonės kavos, atsigert pas save į namus ar į kavinę ir mane pasikvieskit kartu su jumis išgert kavos. Aš jau vietoj jūsų kažką tai pakalbėsiu. Ačiū uždėmesi, viso geriausio ir visiems sėkmės.